Akcijos metu Panevėžio didžiuosiuose prekybos centruose Maxima savanoriai rinks kanceliarinės prekes Panevėžio rajono nepasiturinčiam šeimoms, kurių atžalų išleidimas į mokyklą nėra lengvas, o kuprinėse ne visuomet yra pačių būtiniausių mokyklinių prekių. Akcija jau tradicinė, jinai vyks didžiuosiuose Maximos prekybos centruose, tai trijose Maximos, 2X parduotuvėse, tai bus ta senoji Maxima, ta naujoji, kur prie Rimi ir būtent kaip anais metais prie turgaus Maxima. Akcija vyks šį penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, tai bus rugpjūčio 19, 20, 21 dienomis. Prekybos centrų lankytojai kviečiami paaukoti būtiniausių mokyklinių prekių. Ko labiausiai reikėtų toms skurstančiam šeimom rengiant vaikus į mokyklą? Aišku, labiausiai reikėtų sąsiuvinių, pieštukų, flamasterių ir tų pačių būtent ir kuprinių. Viską, ko būtent gali prireikti tam jaunam žmogui, kuris tikrai nori būti pirmūnas, nori garsinti savo šalį ir būtent mūsų Panevėžio kraštą. O kodėl akcija vadinasi Būk pirmūnas? Na, tai yra simbolinė, toks simbolinis pavadinimas, kad tie žmonės, kurie mokosi, kurie stengiasi, visai, ką jie nori lygiuotis į pačius geriausius. Ir aš galvoju, kad mes turim puoselėti būtent tą idėją, kad būkim, stenkimės, ruoškimės, mokinkimės ir būkim pirmūnai savo sričių korifėjais. Šiemet prie akcijos prisijungia ir Panevėžio miesto kurtėjai, kurie kartu savanoriaus ir ragins pirkėjus aukoti vaikams. Šioje akcijoje dalyvaujančių kurčiųjų tikslas parodyti, kad jie yra lygiaverčiai visuomenės nariai, pilnai galintys prisidėti prie organizuojamos labdaringos veiklos, taip sulaužant visuomenėje įsivyravusius stereotipus ir parodant, kad negalią turintis žmogus nėra vien tik paramos gavėjas. Jų akcijos moto – negaliu girdėti, bet galiu padėti. Bus akcijos savanoriai, taip pat įsitraukia šitą veiklą ir Panevėžio kurtieji ir bus maikutės užrašytos, kad aš negaliu girdėti, bet aš galiu padėti. Tai mes norime paprasčiausiai atkreipti dėmesį visuomenės, kad yra tokia problema kurčiųjų ir galbūt nelabai tik tai mes apie tai šnekame ir jie laužys tuos stereotipus ir pasakys, kad mes nesam vien tik tai paramos prašytojai, bet mes galim ir padėti tiems skurdiesiems ir tiems skurstančiams šeimoms. Panevėžio rajone šiai dienai jau 2015 vaikų yra paskirta išmoka mokinio reikmenims įsigyti ir tai nėra galutinis skaičius. Šie duomenys ir praėjusiais metais kanceliarinėmis prekiams aprūpinto mokyklinio amžiaus vaikų auginančių šeimų parodytas dėkingumas leidžia daryti išvadą, kad ši parama yra labai reikalinga.